Taip, 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 taip. Tai labas vakaras, smagu, kad ateinate pasitūsinti. Šiandien gavau ką tik tokį linkėjimą, kad smagiai praleiskit laiką, pasiuskit, pažaiskit. Tai žaisiu šiandien su tais, kurie įsijungs kameras. Ar sutarėm, Hebryte, taip? Sutarėm, va, matau linksėjimus gerai. Ir ignoruosiu absoliučiai kiekvieną, kuris bus be kameros. Irgi sutarėm, gerai? Jo, nes iš tiesų ryšys ir atsiras tada, kada bus akis į akį, kada mes galėsim matyti reakcijas, nes šiandien tikrai bus labai smagi paskaita. Net nežinau, ar paskaita, ar tai yra teorija, ne, daugiau bus praktika ir labai daug rodysiu realių pavyzdžių ir kalbėsiu ne iš teorinės pusės, o iš to, kaip man kažkas veikia, ką aš noriu perduoti, kad veiktų ir jums. Okay? Tai šiandien, kaip ir sakau, absoliučiai esu pasiruošusi apsinuoginti, perkeltinė prasme, tam, kad jūs gautumėt naudos ir gautumėt savo potencialius būsimus rezultatus. Ir šiandien labai tokia įdomi tema. Magnetas, ne? Mes kiekviena esam tas magnetas, tas sirbliukas, va Diana, ką tik mačiau tavo lūpas, aha, va šitaip, tokio, ne, ką mes matom, tą viską sirbėm, arba atiduodam, arba pritraukiam, čia nuo mūsų priklauso. Ir šiandien tą temą liesim apie socialinę mediją, kaip mes tenai galim transliuoti magnetiškai kažkokią tai žinią ir iš to gauti norimus savo rezultatus. Labas Vilma, labas Jurga, Aušra, matau, taip Daiva, Diana, Jelena, labas, visos draugytės renkasi, super. Nu, Hebry, Aiva Jolanta, matau, liuks, o visi, kad tik kas be kamerų, tai, dėmesio negauna. Vadalė, ačiū labai, jungiasi gausėja Hebrytės, gerai, tvarkoj. Ir aš labai kviečiu iš karto turėti užrašus. Nes ketvirtadieniai būna ir apie praktikas, taip? Tai šiandien praktika galbūt nebus labai didelio rašymo, bet labai nemažo tikėtina generavimo mintyse ir idėjų pasirašymo. Aš kalbėsiu apie savo patirtį ir savo pavyzdį, bet labai norėsiu pakviesti jūs į kelių tenai minutėlių savirefleksiją iš to, ką išgirdot, kaip tą patį kiekviena iš jūsų galės panaudoti savo socialinį mediją per savo tinklus. Labas vakaras ir Daiva, sakau, gerai tave matyti. Taip, ir iPhone, tik nežinau dabar kaip vadinsis, aha, ta moteris mėlynais marškiniais. Kuo vardu? Arba pasikeiskit vardą, arba aš įjungsiu chatą, kad galėtumėm ir bendrauti. Lina sako, labas vakaras, Lina, nebendrausiu su tavim šiandien, ne, sorry. Ir Renata sako, labas vakaras, irgi ne. Dėmesio gaus tie, kas man atsakys tuo pačiu. Sutarėm? Viskas, ane? Galutinai. Gerai, einam. Okay. Tai pirmoji skaitė tokia teorinė, nes kažkur reikėtų pradėti. Ir pradėkim nuo to, kad senovinė pardavimų vitrina mūsų socialinė medija jau nebeveikia. Atsimenat, kai mes matydom šampūnas pirk, geriausia kaukė pirk, va dabar ten iš kitos pusės nuotrauką vėl pirk ir taip toliau. Ir atrodo pasiėmė Facebook'e draugę, o pas ją praskrolini pažiūrėti, kuo jinai gyvena, o vien tik tai vitrina, tai yra pirkta, ne, ir taip toliau. Ir šiandien dėja tai neveikia. Nu gal kažkam dar veikia, bet aš manau, kad šiandien tai veikia vis mažiau ir į tą reikėtų, atkreipti dėmesį, kad kažkaip tą socialinę mediją reikėtų keisti. O kas veikia? Veikia, kada mes gyvename savo gyvenime ir tai režisuojame į socialinę mediją. Labai retą kartą, kada mums reikia režisuoti tai, ką mes kelsime, ką mes kursime, taip, kažkokį mini planą galim turėti. Bet labai dažną kartą tai būna tiesiog ekspromptu, tai, ką mes ir taip darome. Mūsų emocijos, mūsų rytinės energijos ritualai. Geriat kokteilius rytinius, teisingai? Nu geriat. Pasidarot, pramakaliuojat, geriat, tai kodėl neparodot? Kam tada su dirbtiniu intelektu padarote nuotrauką ir parašote vitaminas A, B, C, D, E, B, C, D? Kam įdomu? Neįdomu. Įdomu, ką tas produktas man duoda, kaip jisai keičia mano gyvenimą, kaip aš su juo jaučiuosi, kas vyksta dar, o kuo dar šitas žmogus gyvena, be to, kad... Ir kaip įtakoja tai, ką aš parduodu mano gyvenimo kokybei. Ir didžiausias magnetas esame mes visos. Ir jeigu galvojat, kad ne, aš tai tikrai ne charizmatiška, ne, aš tai socialinė medija, negalvokite taip, prašau labai jūsų. Nes kiekviena mes esame magnetas ir mes spinduliuojam tą energiją, kokią energiją mes pritrauksim iš kitų. Ir žmonės tikrai nenori pirkti iš produktų,
Žmonės tikrai nenori pirkti iš profilio, kada yra kačiukai, šuniukai, gėlytės ar logotipai. Žmonės nori tavęs, žmonės nori tavo akių. Ir čia kaip fotografija aš galiu irgi jums pasakyti, kad jeigu jūsų profilio nuotrauka yra iš labai toli ir net nesuprasi, ar jūs ten berniukas ar mergaitė, tai pardavimuose irgi sėkmės nesitikėkite. Jeigu jūsų profilio nuotrauka yra kažkoks svajingas žvilgsnis į tolį, tai irgi labai maža tikimybė, kad turėsit, labas Gintarė, gauja renkasi. Taip, irgi mažai tikimybės, kad turėsite gerus pardavimus. Žinote, kas profilio nuotraukoje labiausiai atkreipia dėmesį ir duoda didžiausiai įsitraukiamumą? Kas yra profilio nuotraukoje didžiausias magnetas? Kas? Pasakykit jūs man. Šypsena, veidas. Va, šypsena, veidas, kas dar? Aha. Kas toksai? Akys. Akys, va, super, Vilma, neš pažymių knygelę, šiandien pirmas 10 tau, šaunuolė, taip. Ir kuo šiltesnės akys ir žvilgsnis, tuo greičiau pagausim kito žmogaus dėmesį ir arba priims jisai mus, arba atmes. Ir abu variantai yra gerai, suprantat? Nėra nei gerai, kad nepirko, nei blogai, kad nepirko, ar ne? Tai yra tik mūsų požiūris ir kita vertus mes pritrauksim tuos žmonės, kurie yra mūsų sielos klientai. Ir mums tokių ir tai reikia. Mums nereikia tų liurbių, su kuriais reikia ginčytis, įrodinėti vertę, bla, 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 negadinti savo energiją. Pamačiau, va, Jurga, žiūrėk, kokios mažos tolima akis, bet mano Jurga, va, aš jau viskas perku iš ją, kad ir ką jinai pasakytų, kad ir kiek tai kainuotų, ane? Kaip pavyzdys. Tai va, tai turėkit minti, kad magnetas jūs jau esate kiekviena. Dabar reikėliau tokią irgi teorinę skaidrę, kur kartais mums atrodo, kad kai padarysiu tobulai, nepriekaištingai, jau pati, va, kai po kirpyklos būsiu, arba va, kai antakius ten nusidažysiu, arba, kai išmoksiu gerai makiažą pasidaryti, va, kaip Jolanta, va, taip iš ten šešėliuoti, čia iškonturuoti, va tada pradėsiu kurti turinį. Būna tokių atmaskių, Būna, Tai, jau Jurgai nebūna, ačiū Jurga, tau ir žiniuksėjimą, gerai, bet labai didžioji dalis sako, kai padarys tas, kažkas, kai įvyks kažkas, kai aš būsiu kitokia, va tada pradėsiu. Tai patikėkit manim, traukinys jau seniai bus nuvažiavęs ir mums įdomu tave matyti nuolatos, pastoviai ir visokia. Svarbu tai yra reguliarumas. Jeigu socialiniai medijai norite gauti rezultatus, tai nereiškia, kad padarysiu tobulą reklamą, kai va pasidažysiu, va dabar apsirengiau kostiumėlį, čia ženklelį įsisegiau, va dabar jau tobulento ir va dabar šausiu. Niekam neįdomu. Labai įdomu žmonėms, kaip jūs gyvenat toje savo kasdienybėje, kaip atrodo jūsų buitis, iš kokio puodelio jūs ryte geriate arbatą arba tą patį kokteilį. Kaip atrodo jūsų virtuvė, kaip atrodo jūsų miegamojo lovos patalynė ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai leidžia mums būti nuoseklioms kiekvieną dieną, nes mes kažką nuolatos darome, kas yra susijęs su Fitline ir tai galim reguliariai parodyti. Bent jau 2 kartus per dieną kokteilius tikrai geriame, ar ne? Jeigu net ir nedarom tų kitų tarpinių veiksmų, ką mes galim irgi parodyti socialiniai medijai, tai bent jau šituos rytą vakarą tikrai galim. Ir maišyti galim, ir gurkšnoti galim, ir tiesiog, kad šalia kažkur stovi padėtus galim. Teisingai. Tai labai kviečiu tada turėti savo tokį įsipareigojimą. Čia vėlgi aš negaliu nurodyti, kiek kartų per dieną jums reikia būti socialiniai medijai, ką kelti ir taip toliau. Tai yra jūsų kiekvienos, vyrų neturim, Rimo nėra. Tai kiekvienos tada. Okay. Kiekvienos įsipareigojimas, kaip aš greitai noriu augti ir kiek aš gausiai galiu skirti tam laiko. Jeigu tai yra jūsų papildomas darbas, tai normalu, kad galbūt negalėsite režisuoti viso proceso, nes tai užtruks laiko. Ne? Bet tiesiog tas ribas savo pačios nusistatykit, bet kviečiu bent kartą į dieną pasirodyti bent storiuose. Bent vieną storį įkelti per dieną, kad tai būtų tam tikras reguliarumas. Ir paskui pasakysiu, o kas iš to. Net jeigu kažkas dabar sako, aš neturiu laiko net ir vienam storiui per dieną, tai tada pasakysiu irgi. Einam toliau. Ir va tada, kada įkelsit kažką, tada iš karto pasijungs tas jūsų magnetas. Nes va tada yra proga, kad kažkas sureaguos į tai, ką jūs įkėlėt. Taip? Ir tada mes atreaguojam. Aš atsimenu Jolantos vienus mokymus, kai jinai pasakojo, sako, va, tu turi kamuoliuką, va tokia aš irgi po užpakalius padedu po šlaunim, kai įsitempia. Meti kamuoliuką, ar ne? Tai storį kėliau, aš mečiau kamuoliuką. Žmogus pasigavo, ar ne? Tada jis man meta, ar ne? Ir taip mėtomės tuo kamuoliuku. Ir mintis ta, kad
labai yra paprasta tiesiog padėkoti žmogui už tai, kad jis skyrė laiko palaikinti tavo story, postą, kad kažką pakomentavo, parašė. Ir tai jau yra ryšio užmezgimas. Ir tai jau yra pirmoji, reakcija, pirmas žingsnis į būsimą potencialią partnerystę arba klientus. Ir galima tiesiog padėkoti. Tiesiog, kad virtualiai kažką pastebėjo, kad palaiko. Ir tada tikrai galit paklausti, o kas tau labiausiai patiko šitam story? Arba jeigu tai yra susijęs su Fitline, mes dar kol apie Fitline nelabai daug žmonių žino, mes galim paklausti, o tu esi bandžius ką nors iš Fitline? Ir tai yra pagrindiniai 2 sakiniai. Ta prasme, ačiū tau, kad tu palaikai mano veiklą, smagu, kad rezonuoja, ar tu esi kažką girdėjusi, kas tau čia patiko, ir nereikia išradinėti dviračių, rašyti labai sudėtingų terminų ir prieiti labai kažkaip, sudėtingai. Nes tikrai mes nenorim matyti tų nukopijuotų tekstų, kada ten nukopijuoja, įkelia ir ten labai tokias ilgas, ten laba diena, Ir žinau dar, tarp kitko, man kas, nežinau, aišku, kaip jūs, bet aš asmeniškai galvoju, kad pasaulis yra saugi erdvė. Nežinau, kaip jūs apie tai galvojat. Tai aš tuos žmonės, kurie ateina pas mane į socialinę mediją, aš juos visus priimu su meile pas save į savo gyvenimą. Gintarė šypsosi, apie tai man šiandien rašė atviruką, taip, ačiū tau, Gintarė, už idėjas kalbėti čia apie tai. Ir tada aš nebijau pasakyti labas, labas, mieloji. Ir vengiu tokio žodžio sveiki, nes man sveiki iš karto duoda atstumimą. Nuo labas, mieloji, pagarba tam žmogui man nesikeičia. Bet va čia tampa jau susišildymas. Tai kaip ir tas ilgų tekstų kopijavimas ir siuntimas, arba ten, jeigu mes pirmoji žinutėje net pradedam apie NTC kalbėti, tai viskas, paleiskit ir gali tą žmogų tiesiog užmiršti. Kuo paprasčiau, taip kaip norėtumėt, kad su jumis kalbėtųsi. Ir tada žmogus, kai pamato žmogų, tose žodžiuose, tuomet jis nori atrašo. Ir labai dar kviečiu tokį psichologinį momentą panaudoti, kad savo žinutės pabaigoje užbaikite klausimu. Nesąmoningai žmogus atrašys jums žinutę, pradėdamas atsakyti į tą jūsų klausimą. Pagaunat šitą psichologinį momentą? Tai ar esi bandžius kažką iš Fitline? Tai bent jau pasakys taip arba ne. Jau yra gerai, ar ne? Tada žinosiu, kur toliau kreipti ir kurio keliu vesti, ar ne? Kas patraukė tavo dėmesį mano profilyje? Ir tada žmogus, kai atsakys, tada mes galim suprasti, kurioje, kas jam rezonuoja, nes galbūt tu profilė ir tą veiklą rodo, ir tą, ir savo gyvenimo būdą, ir vertybės, ir taip toliau, ir Fitline tuo pačiu. Ar ne? Ir čia kaip pavyzdys, tarkim, kas patraukė tavo dėmesį mano profilyje, rašo, kad ačiū tau, kad patvirtinai, tavo profilis pasirodė labai jaukus, moteriškas ir įkvepiantis, todėl ir nusprendžiu tave pakviesti į draugus. Tavo energija ir šiluma labai jaučiasi net per ekraną. Smagu susipažinti ir būti tarp tavo sekėjų. Kol kas aš šitoj žinutėje nematau žodžio domina Fitline, bet aš matau dangišką žodį kokį? Energiją. Ir aš turiu tą kabliuką, kur galiu toliau su šitą merginą tęsti pokalbį. Oi, kaip miela, kaip ačiū tau, kaip faina, ten pažiūriu, kuo jinai gyvena, būtinai, jeigu nori kontakto ir bendrystės, ar ne? Pasimatuoju jos vertybės, jeigu mano vertybės irgi tą patį sako, ar ne, apie ją tikrai pasidžiaugiu, ar jinai sportuoja ten, tarkim, ar ne, arba galbūt gamtą mėgsta, myli, galbūt su šeima leidžia laiką, ar ne, aš matuojuosi pagal savo vertybės. Tada galiu ją pagirti ir pasidžiaugti ir tada, o tai tu energijos turi, neturi, o tau užtenka, neužtenka, ir tada keliaujam apie Fitline kalbėtis teisingai, nes aš tai energijos turiu iš ten ir ten, ir nežiūrėk, aš turiu įrankį, kur galiu tau pagelbėti. Kartais būna taip, kad jos rašo, jog domina ten fotografiją. Ok, galvoju, bet jeigu jaučiu tą šiltumą bendrajame santykė, tai vadinasi tik laiko klausimas, kada mes kitoj žinutėje pasikalbėsim ir apie Fitline. Nes bet kurioj kitoj veikloj, kai sukuriate pasitikėjimą, tada labai paprasta parduoti ir tą produktą, kuriuo šiandien gyvenate. Ok. Dabar žiūrėkit, kokią čia skaidrę jums įdėjau. Yra pas mus labai liūdna žinia, kad Facebookas leidžia mums turėti tik 5000 draugų. Tas, kas artėja prie tos ribos, žinau, kad Jurga tikrai, Jolanta irgi, ar ne, nežinau, ar kažkas palinksėkit ar ne, ar su Daiva sako, ar ne. Ir tada, kada žmonės kviečia mus draugauti, kol mes turim ten 100, 200, 500 draugų, tai yra viskas ok, mes ten juos visus priimam ir svarbu, tas rautas didėja ir taip toliau, bet kai artėjom ties tą ribą, aš šitoj vietoj vis stebiu savo skaičius,
tada kiekvienas kviečiu draugauti tampa tokiu, tai ką man dabar su tavim daryti? Aha, ir tada, kai iškyla, ką man su tavim daryti, eini atranką daryti, ane? Tai ką aš tada darau? Vat paim, kažkas pakvietė mane draugauti, na tarkim, Kristina, ką aš rašau? O, kai faina, tokia simpatiška, ar ten kažkokia moteris pakvietė mane virtualiai draugystai, kas patraukė tavo dėmesį mano profilyje? Pagaunat mintį? Jeigu aš galiu jai ką nors parduoti ir galiu būti naudinga, nu tai tik čia padraugausim, ar ne? O jeigu aš matau, kad ten, ne, tai ne, yra kiti mygtukai, ten following mane, arba ten, dar kažkas ir taip toliau. Ir šitoj vietoj aš pirmenybę visą laiką teikiu, aišku, pati pirmenybė, tai yra mano partneriams, kad aš matyčiau, kuo jos gyvena, ką jos kelia, už ką jas pagirti arba pabarti. Tai va, tai partneris yra mano prioritetas šitoj vietoj, kad tikrai tą bendrystę kurti. Dabar atleiskite man tos pusseserės, sesės ir kolegės, kurios esate čia, dėl to, kad jūs iš manęs nepirksit niekada Activizerio, nes jūs pačiai žinot, iš kur nusipirkti, tai labai dažną kartą aš tiesiog nepriimu jūsų į drauges, vat ir Stanislava atleisk man, jeigu tu čia esi ta pati, kuri čia esi, Stanislava, ar ne, kurse. Mintis ta, kad tiesiog, kai yra ribotas kiekis žmonių, tu nesąmoningai arba sąmoningai, valingai, nevalingai, čia tiesiog kaip išeina, darai tam tikrą atranką, su kuo tu nori socialiniai medijai kurti santykių, su kuo ne. Bet mygtukas follow visą laiką yra galimas, ok? Ir kai ateina žmonių gimtadieniai, galima irgi labai greitai prasisijoti. Tai dažnai aš sveikinu, nedažnai, aš kiekvienais metais, nežinau, jau 12 metų, kiek aš naudoju aktyviai socialinę mediją, aš sveikinu savo draugus su gimtadieniais. Ir tai yra vienintelis būdas, kuriuo aš kuriu su jais santykį. Patikėkit manim, aš neturiu tiek daug resurso, laiko, energijos ir noro skrolinti ir matyti, kas kuo gyvena. Tai dar džiaugiuosi, kad ten Dianos, Daivos palaikinu, ten, nežinau, Vilmos, Jelenos, žinai, ten Jurgos, kars nuo karto Gintarės, kai, kiekvieną dieną po 3 kartus. Žodžiu, ta prasme, kad yra tam tikri dalykai, kuriuos aš spėju padaryti, bet tikrai nespėju visų žmonių apžiūrėti, kuo jie gyvena. Bet kurti santykį aš noriu. Ir aš kuriu santykį, kad aš sveikinu kiekvieną kartą su gimtadieniais. Kiekvienais metais. Ir jeigu žmogus ten 3 metus, tarkim, aš sveikinu, 5 metus sveikinu, o jis man, ten laiką tik paspaudžia, ne, širdelę uždeda, bet neužsimesga kažkoks kontaktas, tai kokiais 5 metais mes jau kaip ir atsisveikinam. Aš jau nesakau, kad norėčiau, kad jis mane pasveikintų su gimtadieniu. Čia ne apie tai. Aš noriu santykių, ne, aš noriu kontakto su tuo žmogumi. Ir jeigu jis nėra socialus, socialus, žodžiu, supratot, ne? Tai aš tiesiog, skirstomės. Tada užleidžiu vietą kažkam, kas galbūt ateis į mano gyvenimą tikrai reikšmingesnio, su kuo aš galėsiu tiesiog turėti tą bendrystę. Ir labai dažną kartą, jeigu aš pasveikinu su gimtadieniu ir žmogus parašo kokią jautrią, fainą, šiltą, mielą žinutę, ką aš darau? Į savo sąrašiuką. Ir kai man reikės, vėl bus Jolantos ir Rimos sponsorinis konkursas, ne, kai man reikės naujokų, ką aš kalbinsiu? tą, su kuriuo esu sukūrus tam tikrą ryšį, ne? Nes jam jau faina nuo to, ką aš ten kažkada pasakiau, ir aš tiesiog jį veduosi į tą sąrašą. Ir, pavyzdžiui, šiandien 2 valandą nakties man viena mergina rašo, ačiū Jums už tokius stiprius, gilius ir labai laiku pasiektų žodžius. Perskaičiau juos ne tik akimis, bet ir širdimi, la 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 la. Tai kaip Jūs galvojate, ar tokį kontaktą jau būtų galima šnekinti pareik čia, į gaują? Aišku, tai yra absoliučiai atviros durys. Nu va, ir dabar aš prikėliau labai daug praktikos, pažvengsim šiandien, patūsinsim ir pasižiūrėsim, iš kur čia tie skaičiai kyla ir kas čia per išraiškos, okei? Ir aš, kai kalbėsiu apie kažkokius dalykus, leisiu Jums minutę laiko pas save pakonspektuoti, kokios mintys Jums kyla su ateities postais į socialinę mediją, okei? Labai dažną kartą susidomėjimo sulaukia tiesiog išpakavimas. Gaunate siuntą. Pirmas darbas, ką turit padaryti? Va, Gintarė, number 1, ne, į darbų sąrašą. Ir visos kitos turi minty. Išpakavimas. Ir tas žinutė turėtų atsirasti tada, ne tada, kada jau produktai sudėlioti į lentynas arba ten į spintelę ir taip toliau. Tai turėtų būti prieš paimant peiliuką, žirklės ar su kuo Jūs pakuosit. Ok? Aš labai tikiuosi, kad Jūs visos turit štatyvą. Nu, tą. Žinot, ką kalbu? Nežinot, tuoj parodysiu. Va šitą. Va tokį daiktą. Ne, turit, merginos? Tas, kas neturi, tai iš pirmos algos iš karto nusiperka. Jelena, tu neturi štatyvo? O, dangau. Nu, davai nusipirk, kokių 20 eurų te kainuoja.
Gerai? Bet čia ne apie pinigus netgi. Čia yra labai geras darbininkas ir įrankis pasistatyti bilę kur gera šviesa, aišku, mes jau žinom apie tos visus dalykus, kur graži šviesa, pasistatai ir dar būtų gerai, kad lankstytųsi galva, nes tada tu gali uždėti telefoną, ane, ir vyksta išpakavimo procesas va čia, o tu filmuoji viską. Pagaunat mintį? Tai šitas tai būtinai, o kaip be jo, nes čia ir la, ane, arba ten kažką per kom parodot ir ta, ne, čia, nu, čia labai geras. Oi, aš turiu, kam mane filmuoja ir laiko sureguliuoju. Jelena, ne, būk savarankiška mergaitė. Kristina sako, irgi neturi. Nu, labą dieną, merginos. Žiūrėkit, Jolanta irgi žiūrėk liuks. Tai tada baigiam paskaitą? Jūs neturite įrankių, su ko kurti, tai ką aš išnekėsiu, kaip kurti, jeigu jūs... Saulytė, ne, aš rodau va tai, va, kad Dieve, tu mano, bet aš tai turiu... Ne tu, labai Jolanta, sako, aš irgi neturiu. Ai, ne ta Jolanta, žiūrėk, oi, nu ta pras, vat man iš tos pusės, sorry. Užsirašote, gerai, aš turiu 3 Jurga, nu, čia maksimalizmas, perfekcionizmas, arba neturiu kokybiško nei vieno, ar ne, čia iš tos serijos. Žiūrėkit, jeigu jums reikia tokio, kaip aš turiu, ne, va, balto, gražaus, va, čia su prilipdama kamera ir kad nenukristų ir bla, parašykit man gerai žinutę ir aš atsiųsiu nuorodą, iš kur aš pirkau, okei? Bet šiaip tai bet kur gali susirasti ir tai turi būti jūsų darbinis įrankis visur. Net jeigu važiuosit pas draugę, net jeigu važiuosit į renginį, net jeigu visur, kad jūs turėtumėt kur Diana. Jatienus irgi turi pasiimti savo, nes kai guliesi paplūdimi, tai aš filmuosiuosi save, o tu turėsi filmuoti save, kai rilsą kursi. Gerai, bėgu prie kuprinės pasidėti. Negalėsiu paskolinti. Nes Vilma savo turi, aš turėsiu savo, Darius turės savo, tu turėsi savo turėti. Būtinai. Viskas sutarė mergino, šita dalis aiški, ar ne? Gerai. Tai išpakavimo procesas yra tas dalykas, kada mes galim labai lengvai pritraukti žmonių dėmesį. Ir kitą kartą galim pakvailiuoti ir pasakyti, kad, nu, moteris mes keistos. Mesgi visą laiką žinom, ką užsisakėm, bet kaip faina tas išpakavimo procesas. Ne? Nu, vat, kvailiuoti ir mėgautis, nes mes mėgaujamės, kai maži vaikai, kada pačios išpakuojam. Nors žinom, kad ten A, B, C yra įdėta, ar ne? Žiūrėk, Diana kažkokį daiktą išsitraukė. Pelėsius nuvalė, žiūrėk, gerai. Nuveškimės. Gerai. Dabar kam dar reikalingas va, tas pats štatyvas? Jūs virtuvėje makaliuojat savo kokteilį, pasistatėt ant štatyvo, pasižiūrėjot, kad būtų graži šviesa ir apšviestas veidukas, ne iš priekio tobulai būtų, va pas Jolandą labai gera virtuvė, kad yra langas priešais, va darbalaukis ir langas, nu, tobulai galėtų kurti ten turinius kiekvieną dieną, ir ne, ten taip ir daro turbūt. Tai va, tai geriausiai, kad būtų veidukas apšviestas iš priekio, nes kito atveju, jeigu bus, nu, iš viršaus, tai bus čia pakei pajuodę, ne, patamsėję, jeigu bus iš šono, bus ten raukšlės matysis, nu, labai negražu, ne, iš priekio ir filmuojam. Ir va tada galima irgi sugalvoti, okei, čia šiandien pafilmuosiu, pasakysiu apie kolageną, ne apie beauty produktą. Pasistatė štatyvą, makaliuoji, ten kažką sugalvoji, ką pasakyti kelias minutės ir viskas pati makaliavai ir susakė, ne? Tai va tas procesas, ką jūs ir taip darot, irgi buityje turiu mintį, ne? Irgi labai įtraukia. Nu tai pagalvokit, kokį procesą, kurį aš darau nuolatos, galėčiau nufilmuoti. Va čia savo ir užsirašot, ne? Kur nufilmuosiu? Okay. Nu ir, pavyzdžiui, čia kaip antroji skaidrė, ar ne, vat, apie kolageną. Kažką kolagenas. Viso šneka apie kolageną, bet tikriausiai nesupranta, ką jis daro. A ne kažkokia tokia mano mintis buvo. Nu ir čia susilaukė 6 laikų. Ir ką tai reiškia tie laikai? Nu, darbas, ne, turėsiu 6 žmonės prašnekinti. Tai jeigu čia bus Diana, Vilma, Jelena, Aušra ir Daiva, nu, yra kaip yra, pasidžiaugsiu, ne širdelės uždėsiu, visą kitą, bet net nebejoju, kad kiekvienam tame laikų kiekyje bus tas, kas niekada nebuvo kalbintas. Ir ta bus žinutė, kad va pašnekinti, tai yra proga, va atmetė kamuoliuką, imu ir šnekitu. Dabar, va čia labai trečia tokia įdomi, ne, nuotrauka, hukas. Nežinau, kiek jūs pačios esate atviro socialiniai medijai rodyti save ne tik gražias, ne, va čia vėlgi. Kad jeigu aš pati priimu save, kad aš galiu būti ir be makijažo, ir graži čia ką tik atsikėlus, ir graži ir užtinus, ir graži čia iš to šono, ir taip ir anaip, tai tada viskas yra okei, ne? Tai aš leidžiu savo tikrai priimu save visokią ir leidžiu savo net ir eterį koją pakelti, nes šitoj vietoje aš tikrai turėjau labai didelį atsiliepimą, didelę nuostabą, kad aš po dedrinko
pajutau va šitose vietose tokį kūdumą. Ir kaip man parodė, aš nemoku ten fiziologijos, čia čiurna blauzda, čia kažkokie pavadinti, nu neišeina man ten prisiminti rylso metu tai pasakyti ten, nu tai ir pakeliuko įrodu, va šita vieta, sakau, man tokia kūda pasidarė, o aš galvoju, kad pas mane ten kaladėlės nuo jaunystės, žinai. Į viskas, į visos mergos man rašo, sako, aš irgi noriu tokių vietų kūdų, kas čia vyko, čia per produktas. Nu va, ir beveik 8-9 tūkstančiai ką peržiūrų, ne? Pakelk koją, vadinasi video, ne? Gerai. Kai mes gaunam flash efektą, pasakykit, kad nėra labai faina čia filmuotis visą save raudoną, ne? Normaliai? Ai, nu normaliai. Nu, žodžiu, tai tom, kam nenormaliai, tai žinokit, kad normaliai. Ir labai yra dėkinga kars nuo karto parodyti, kad mes gaunam flash efektą, pasakyti, kas tai per dovana, ne? Ir dar parodyti žmonėms. Nes kitą kartą, kai tu parduosi produktą, arba kai tu savo partneriu kalbėsi, jisai jau sakys, žinau, kad gali būti raudona, žinau, kad flash efektas, žinau. Suprantat apie ką, ar ne? Kad kai jūs rodysit apie tai, kokios gali būti pasiekmės, tai tada bus paprasčiau jums toliau komunikuoti. Ir nesigėdykite, kad šitos ausys raudonos, ar ne, ar ten dekolte raudona, ar ten dar kažkas. Nu, žodžiu, nu taip nutinka. Kai šiandien aš, pavyzdžiui, išėjau terasą, pas mus šiandien buvo gal kokie 26+, aš galvoju, gal nevažiuot pas tave Vilmą į Graikiją, pas mane teraso irgi normaliai soliariumas įjungtas. Nu, pagulėjau, žinai, knygą paskaičiau ir žiūriu, turiu 2 pakabukus. Nu, galvoju, normaliai, žinai, vienas pakabukas ir antras jau įdegė nuo saulės. Ir man negėda, nes ir tau taip gali nutikti, ir tau taip gali nutikti, ir man taip gali nutikti, ar ne? Ir čia idėja jau gali būti ir jūsų, jeigu tai yra kažkokia mintis, ką nors perduoti, ar ne, apie tai. Tai va, tai nebijokit rodyti, kaip ir sakau, savo netobulumus, nes tai irgi, na, kviečia žmonės suartėti santykiuose. Ok, čia dabar koks postas, aha. Galite nebūtinai rodyti etiketę, užrašus ir taip toliau, parodykit, kaip, tarkim, lakštinė kaukė gyvena jūsų namuose, kaip jūs jaučiatės, ką jūs veikia tuo metu ir nebūtina rodyti, va, etiketės ir rodyti, va, čia produktas, va, čia pirk, ar ne? Ir čia rašiau, ką aš čia rašiau, šis laikotarpis man ne apie blizgučius, dovanas ir kalnus ir leidau savo pasirodyti ne tik tai, kad, oi, man šypsena laiminga esu ir taip toliau, ar ne? Bet tuo pačiu aš parodau, va, tą moteriškumą, rūpestį savimi, globą savo ir kad aš naudoju Fitline kaukę. Nu ir va čia kiek, 206 laikai. Aš kai pamatau tokius skaičius, kur būna virš 50, galvoju, o dangau, tai rytoj reikės pasiratot rankovės. Suprantat? Aišku, tu gali nieko nedaryti, bet kam tada tu kėlė išėti socialinę mediją? Nu tai jeigu įkėlė, atėjo žmonės su kamuoliukais, nu tai dabar atmėtik visiems iš eilės ir eiskit žaisti tenisą, ne? Tai va, paskui, tarkim, va čia irgi leiskim savo būti buitiškai, paprastom, taip kaip mes gyvenam, taip kaip mes, tiek kiek mes, aišku, mūsų ribos šitoje vietoje, kiek mes norim rodyti savo buities, kiek mes norim rodyti savo kūno, galbūt kiek mes norim, va, nu, tų visų dalykų, čia nusistatykit savo tą savo ribas, ne? Bet buitis tai yra tai, kad pamato žmogus, kur tu gyveni, koks tavo skonis, kaip tu ten jautiesi tuose savo namuose ir taip toliau. Ir čia irgi parašiau, ką aš čia parašiau, na, draugės raganos, pasidalinkite, kas čia toj visatoj vyksta, ne? Bet rankoje tai pas mane restaureitas, suprantat? Nu, tai čia yra tokia nereklamiška reklama. Tai va, nu ir vėl 7-8 laikai, nu, ten visos raganos surašė, žinai. Tai vėlgi čia yra kas? Kad pirmiausia, tai yra sujungimas tų pačių, ne? Jeigu tu radai žodį ragana ir tau buvo faina, tu atėjai pasirašėjai ten kažką, ar ne? Arba tu sakai, o, va čia irgi mano mergelė, ne? Nu, ta prasme, ryšys toks. Nu ir tada tokiu atveju irgi kuriamas santykis. Nu va, šita nuotrauka yra iš sporto salės, taigi aš, nu, kai sportuoju, ten taigi nenešioju Fitline gertuvės, ne? Bet kai aš padarau nuotrauką, taigi aš noriu pasakyti, kad visa tai prisideda prie mano geros savijautos. Tai į glėbį tada deduosi Fitline gertuvę. Pagaunat mintį? Kad ašgi noriu parodyti, kaip tas produktas į mano gyvenime, mano rutinoje, mano buitį, mano hobiuose ir taip toliau gyvena. Toliau, va čia, pavyzdžiui, nuotrauka paskutinė irgi. Prieš vesdama foto mokymus aš išgeriu Activizą. Kas man pasakys, kad mūsų Fitline'as nedera prie kokios nors kitos veiklos? Nu, taigi dera, ne? Prieš darydama kažką, o vat paėmiau ir padariau šitą, ne? Ir man nereikia etiketės, man reikia tiesiog, ką man tai duoda, ne? Kad aš turėsiu daugiau energijos perduoti informaciją, kad aš būsiu ten žvali, kad būsiu protinga, dar visokiausia, ne? Ir tai, kuo puikiausiai dera ir prie jūsų kitos veiklos. O,
Jeigu tik turite vyrą, tempkite jį į eterį. Kaip mergom patinka, žinokit, stebėti, kaip jūs santykiaujat su savo vyrais. Pabandykite, jeigu dar nebandėt. Labai labai daug dėmesio susilaukia tie postai, reelsai ir taip toliau, kada Darius pasirodo eteriuose. Ir ne dėl to, ir nebūtinai dėl to, kad jis ten turi apie 100 000 gerbėjų, nebūtinai. O žmonėms įdomu, kaip tu kuri santykius su savo vyru. Kaip jūs bendraujat, kaip jūs atrodot, ką ten, kaip ten, kur ten, ne? Tai va čia šitoje vietoje vėlgi Diana jau purto, ne. Nublecha, tada aš galvosiu, kad tu su vyru ne kažką, supranti, kai tu vyro nerodai. Nu, žodžiu, čia kiekvienos, aišku, asmeninis reikalas, ar ne, bet Jurga irgi man palinksės ir pasakys, kad jinai kai pradėjo su vyru savo life vesti, tai visiems labai, nu, žodžiu, buvo įdomu, va, Titarių vyras yra ir jo, ir tada atsirado daugiau susidomėjimo, suinteresuotumo, pardavimų ir taip toliau, ne? Jo, dabar ką reiškia vaikai, gyvūnėliai ir taip toliau, tai jeigu turite vaikų ir leidžiate savo juos rodyti socialinėje medijoje, viskas gerai. Tas, kas neleidžiate rodyti, irgi suprantama, ar ne, dėl tam tikrų dalykų. Bet gali nebūtinai būti veidukas visame kame, ar ne, kaip katalogė ir paso nuotraukoje. Gali būti tiesiog, kad tai dera ir su jūsų šeima, su jūsų laisvalaikiu, su jūsų kažkokiais hobiais, su jūsų bendru kartu laiku, procesu, rutina ir taip toliau ir taip toliau. Jeigu šuniukai, kačiukai, tai tikriausiai jie neprieštaraus ir visą laiką gali būti kur nors eteryje, ne? Ir man kitą kartą labai faina būna pas Daivą ir pas Jurgą, aš matau vis katinas, miau, čia pro eterį praeina, žinai, tai arba nuspiria, žinai, kuria nors, arba ten uodega praeina, nu, ta prasme, tai yra gyva, ar ne? Tai yra tai, kas man, nu, vat, jeigu aš irgi mėgčiau katinus, ne? Tai jau Jurga ir Daiva būtų mano geriausios draugės. Dabar aš mėgstu vilkinių šunius, tai dabar Gintarė mano geriausia draugė, nes jinai dabar taupo šuniui. Suprantate, ne? Juokauju. Ir dar Jolanta, tiksliai mane pasikvietė prižiūrėti šuniuko, tai vat ir man Jolanta visai nieko. Jo. Okay, bet tai irgi parodo, kokios yra mano vertybės, kam aš skiriu savo dėmesį. Ir Vilmagi turi šunų, tai gerai, važiuosim pas Vilmą šį savaitgalį, ne Vilma? Okay. Ir kačių, ir šunų, visko turiu. Okay. Gerai. Dabar dar vienas dalykas. Tai čia pasižymėjot, ką su vyru savo arba su vaikais galėsit įkelti kur nors, kada nors? Pasižymėjot, kokiu nors idėjų, minčių, kyla jums ko nors? Gerai, einam toliau. Atsiliepimai. Atėjo pas mane nauja partnerė. Sėsk, sakau, pasišnekam. 2 savaitės naudoja, pasako, kaip jie ten miega susitvarkė, virškinimą susitvarkė, Aurėlė, kur tu anksčiau buvai. Pala, stop, palauk, įjungim kamerą, viską per naujo. Nu ir man ten jinai biški susijaudina, žinai, bet viską sušneka. Ir aš ką turiu kokį rezultatą? 6,4K žmonių, kurie pamatė jos atsiliepimą. Tai dabar žiūrėkit, kadangi aš įkėliau pas save, tai pas mane buvo pardavimų tuo klausimu. Jeigu ten sakė apie virškinimą, aš tikrai turėjau konsultacijų, kur sakė, ką čia naudojo, kad jai padėjo, ne? Kitas dalykas, jinai yra naujokė, jinai atėjo į verslą. Kaip jūs galvojat, tokie skaičiai motyvuotų ją tęsti toliau šitą veiklą? Kad tavo atsiliepimas buvo pamatytas tokiam kiekiu žmonių, kad tavo atsiliepimo dėka aš pardaviau kažką arba užregistravau kažką. Tai yra taip pat labai labai didelė motyvacija tam žmogui, kad aš esu vertas, kad pasaulis mane išgirstų. Okay? Jeigu yra jūsų klientė kokia nors itin simpatiška moteris, pasinaudokite jos išvaizdą, parašykite atsiliepimą, tai yra paprašykite jos atsiliepimo ir pridėkite dar nuotrauką, nes vizualas jisai pritraukia labiau negu tekstinė informacija, ar ne? Tai pritraukia graži šypsena, ar ne, ir paskui visi stebuklai, ar ne, ką jinai surašė. Ir galima tiesiog, kažkoks atsiliepimas ir taip toliau, bet jeigu turite atsiliepimą kaip po nuotrauką, labai kviečiu įkelti socialinę mediją ne kaip nuotrauką, o kaip reelsą. Nesvarbu, kad tai yra nuotrauka, ale vaizdas. Dėl to, kad jūs įkelsite nuotrauką, tai pamatys jūsų mama, pusseserė, kaimynka, klasiokė Jurga, Daiva ir Jelena. Kai jūs įkelsit reelsą, pamatysim visos mes, mūsų draugai ir dar tolima bendruomenė, visuomenė, kurie nėra mūsų draugai. Nes reelsas šiandien socialinėje medijoje yra tas formatas, kuris duoda matomumą. Kur pati, Instagramas, Facebookas, TikTokas, kur jūs keliat,
pati platforma, jinai atsuka kraniuką dar labiau, kad duotų gausos. Ir aišku, jeigu žmonės įsitraukia, tada paspaudžia like, pakomentuoja ir taip toliau, čia vėl kita sistema Reelsų veikimo, kaip išpopuliarėti neturint savo draugų, ar ne, kaip parduoti, kaip užsiregistruoti neturint savo draugų. Tai net ir tą patį atsiliepimą galite kelti kaip Reelso pavidalu. Ir va čia pavyzdžiui, žiūrėkit, skaičiai, va, matau irgi peržiūrėta, 971 žmogus pamatė atsiliepimą, ar ne? Nes jisai yra Reelso pavidalu. Toliau labai kviečiu įjungti kūrybiškumą. Kai jūs įsipareigosite į socialinę mediją bent vieną story postą per dieną įkelti, pradės čia kažkokios mintys sukti. Pradžiai nervuositės, keiksit, sakysit, kam aš tai Aurelijai čia įsipareigojau, ne? Ypatingai tos, kurios ėmėsi to 365 iššūkio, žinau, ką tai reiškia, merginos, užuojauta jums. Bet iš kitos pusės atsiras labai daug tokio vidinio kūrybiškumo, nes galvosit, o kaip tai pateikti, o ką dar, o ką kitaip, o ką įdomiau. Tada, kai scrollinsit kitų video, ar ne, Instagrame sėdit, mergos tengi žiūrit, ne, tada pradėsit ne kaip vartotojos žiūrėti, o kaip idėjų gaudytojos, kaip čia pavadinti. O čia žiūrėk šitą visai įdomiai, o čia geras hukas, o čia irgi įdomu, ne? Ir tada pačiai bus faina tai daryti, ką darysit. Ir va čia, pavyzdžiui, buvo Portugalijoje, man gruodį reikėjo 3 naujokų, aš paėmiau paplūdimio su kažkokia ten, su kuo? Pagaliuku ar su kriauklė, neatsimenu, parašiau. Ieškau 3 naujokių, siūlau darbą. Ta prasme. Pati tūsinuos, nes pirmą kartą gyvenime tai darau, bet aš prieš tai nužiūrėjau kalną, kad aš užlipsiu ant jo, ten man viskas gražiai matysis. Tada sakau, stebėsiu, kaip žmonės eina, ką reaguoja, nereaguoja, ar ne, ir taip toliau. Ir tūsinuos, sėdžiu, filmuoju ir tūsinuos pati, ar ne, ir tuo pačiu faina, nes tai buvo tikrai susidomėjimas ir aš tą gruodį tikrai formų ne tik tai 3 naujokės. Nesvarbu, kad aš ieškau 3, ne? Kiek ateina, tiek priimam, ok? Toliau, kai turite štatyvą ir važiuojate su drauge, tiesiog pasimatyti, vežkitės ko nors. Mes su Diana kažkada ant autostrados gėrėm beauty kokteilį, ne, filmavomės. Paskui irgi, čia kažkada žiemą vežiausi, taip savo susitikti su tokia viena mergytė, irgi vežiausi kolageno. Ir, aišku, čia tas pritraukia dėmesį ne tik tai, kad aš ten kažką pilstau, bet aš mėgstu kitą kartą pajuokauti ir tokius hukus arba antraštės tokias, dviprasmiškas parašyti. Bet mano tai yra natūra, man tai faina, žinai, supraskite, kas jums faina ir kame jūs esate, ar ne, ir išreiškit save. Ir aš, pavyzdžiui, parašiau, kaip pripratinti draugę gerti. Įdomiai, ne? Nes visi galvoja, kaip pripratinti draugę gerti ir ateina pasižiūrėti, kaip aš čia pratinu ją gerti ir taip toliau. Tai tai tas kaip hukas arba pavadinimas ant jūsų Reelso irgi, tarp kitko, labai svarbu. Ir per save, kokia nauda, kabliukas, ką ten gali žmogus pamatyti, kad jisai užeitų pažiūrėti jūsų tą kuriamą turinį. Kaip pavyzdžiui dabar, prieš savaitę laiko parsisiunčiau Women Plus, ir galvoju, kaip čia man dabar išpopuliarinti jį. Ir sakau, girdėjau gandus, kad jis pastebimai pakelia libido, dariukai laikykis, ne? Žodžiu, ir pakvipo seksiukų, ir mergos jau mano partnerės užsisakė, 4000 ką, ir mano mergos klausinė, duok man tą produktą, kuris kelia libido, ne? Tai va, per humorą, bet tu pasakai tą, ką reikia pasakyti, ir tai pritraukia dėmesį ir duodi žmonėms suprasti, apie ką tas produktas. Ir patikėkit manim, aš po šiai dienai nežinau D vitaminas, kurioj pakuotėj. Pagaunat mintį apie ką, ne? Aš nežinau Women Plus kokia sudėtis. Bet perka iš manęs jį. Nes visos nori tvirto vyro, ne? Ir nori linksmų santykių. Tai va. Toliau. Jelena, ačiū tau, kad kažkada davei man pizdako. Jelena kažkada man sako, ne taip maišai kokteilį, neapgaudinėk žmonių, bar. Ir aš galvoju, tai linksma bus, davai padarom Reelsą, kaip gavau pizdako nuo mokytojos. Taigi labai jautru, ne dabar. Ir man kilo ta mintis, tiesiog, pirmiausiai, kad ištaisyti klaidą, ne iš principo, tikrai aš ne taip maišiau, pritariu, taip, Jelena, tu esi teisi, aš suklydau, tu teisi. Ir galvoju, man labai gera idėja per tą patį humorą įvelti kažkokius tokius, savitumo žaismingumo. Ir taip rašau, gavau pizdako, atgailauju. Ir aš susilaukiu 200 laikų. Tai ačiū tau, Jelena, nes iš tų atėjo naujokių, kurios tenai, supranti, ne?
Ok. Dar viena tema. Kalbėkite apie savo kelią Fitline. Kokį pripažinimą gavot, kokią kvalifikaciją, ko siekėt, kiek trūksta. Parodykit, kad pasiekėt. Arba jeigu nepasiekėt, irgi kalbėkit apie tai. Suprantat? Parodykit, kiek uždirbot arba kiek galima uždirbti. A? Ir va čia labai gera tema jau pradėti kalbinti ir kviesti į verslą. Pagaunat mintį? Nes po šituo, kai parašyta buvo, įvykdė 2/3 žingsnius į kelionę, tai visi suprato, kad aš jau gavau nemokamą kelionę į Kroatiją ir visos sako, mačiau, tu gavai nemokamą Kroatiją, o ką man padaryti, kad aš irgi gaučiau nemokamą kelionę į Kroatiją. Josgi nežino, kad ten reikia 3 mėnesius varyti, dar paskui ten ne? Bet tai yra kabliukas, dėl ko žmogus pamato save šitoj kompanijoj. Aš noriu keliauti, o čia galima nemokamai keliauti, ne kaip vienas iš dalykų. Na, toliau, kai įkėliau šitą piramidę, prizmę, nežinau kaip laiptelius, tą, ne? Ta. Aik, tu rimtai gausi 4000 algos, sakau, įsivaizduoju. Tinklinė markė, rimtai, man kažką žadėjo, kad ten galima kokius 500–600 eurų uždirbti. Jo, sako, aš ir tiek buvau gavus. Aik, tu rimtai, čia galima uždirbti. Pagaunat mintį. Ir va tokį žmogų iš karto kinkiniai į roges. Taigi puikus darbinis arklys, nes jisai nori pinigų ir tu žinai, kiek jam reikia, o ne? Tai pasakai, ką reikia daryti, tada žiūri, ar jisai pasiruošęs, ką nors dėl to daryti, ar ne. Nu ir va čia 104 laikai, tai va taip reikėtų nuplušus pasidarbuoti ir visus pakviesti į verslą. Įsivaizduot, kiek verslo prezentacijų reikėtų pravesti, ar ne, su tokiu kiekiu laiku. Tai va čia, žinokit, irgi yra rizika, gal net nežinau kaip įvardinti, kad keliat kiekvieną dieną, jūsų socialinė medija plūsta žmonių, tai žinokit, reikės tom pačiom 2 rankom suvaldyti situaciją. Tai aš kitą kartą, žinokit, meldžiu, kad man išauktų kaip šitam, kaip voruje, ne dar kokius 4–6 rankos, ten 2 galvos, ir taip toliau. Nes jeigu tiek aš turėčiau, tai pas mus komandoje jau būtų, nežinau, ten tūkstančiai žmonių. Nes didelis rautas ateina, tik aš neturiu resurso tiek daug jų pavėdėti, parodyti kelią ir pakviesti čia. Tai va, tai čia irgi ta, neigiama pusė, ne tai, kad neigiama, ta kita pusė, vadinkim, ar ne medalio. Kad su tai žmonėm reikia turėti paskui resurso toliau juos vesti. Tai va, tai dabar iš karto pasikonspektuojate ir užsirašote savo, apie kokius savo pripažinimus, pergalės, tikslus, siekimus galėtumėte komunikuoti socialinėje medijoje. Net jeigu uždirbot pirmus 50 eurų, net jeigu užregistravot žmogų su dideliu startu, 100 eurų, ne? Parodykit žmonėm, kad čia veikia. Iš karto, vakar užregistrau šiandien ketvirtadienis, kitą trečiadienį žiūrėk, gavau sąskaitui, pum. Žmonės sakys rimtai. Ir tada išnyks klausimas, o kaip pakviesti žmogų į verslą? Tai parodyk, kad čia galima uždirbti pinigus ir jisai supras, kad čia galima daryti verslą. Partneriams savo parodykit, kad jūs uždirbat pinigus. Pradėkit nuo šilto kontakto, ne? Kad jūsų žmonės artimoje aplinkoje žinotų, kiek uždirbat. O jeigu turit kažkokį tai čatą, ne, tos, kurios yra IMM-as ir aukščiau, arba gal nežinau, kokiom ten kvalifikacijom, įkelkite, kai gaunate algadienius, ne, algas tą dieną, arba kai yra paskaičiavimai 5 dieną, pasidžiaukit, paklauskit, ką pirksi, ne, išsigryninkit poreikius, ko jos nori tos jūsų komandos narės, kas jom faina, apie ką jos svajoja. Pasidžiaukit, praeitą mėnesį buvo 5 eurų, žiūrėk, jau šį mėnesį 7, varom toliau. Ne, tas masinis toksai, kad pažiūrėk, tai veikia. Parodykit save kaip pavyzdį, kad aš uždirbu. Bet kad parodyti save kaip pavyzdį, jūs turit uždirbti, taip? Ir turit pačio savim didžiuotis savo rezultatu. Va, čia Jolanta man kažkada sakė, pasibraižyk visą planą. Ne tik tai, kad tu nori būti executive vice prezidentas, iš kur tu ten gausi, kas čia suneštau tą visą apyvartą, tai aš kaip paklusni, tai sakau piešti.
Gerai, parašiau, Gintarė man atneš 5000 2 MM-us, čia pas ją bus ten tų 1000, nežinau kiek, aha, Nomeda, žiūrėk, o Nomeda į MM-ą, čia jau bus 10 000, nu ir viskas. Ir galit žmonėms parodyti, kad aš planuoju laiką, aš planuoju, strateguoju savo verslą. Esat kada nors taip darę? Viešai parodė, kad jūs strateguojat, planuojat, rodo, dėliojat ir taip toliau, kad strategiškai mąstot ir kad yra atsakinga. Palinksėkit arba taip arba ne. Aha, nu, man sukasi galva, nes ir taip ir ne. Bet žmonėms įdomu. Jau sukasi galvas. Bet žmonėms įdomu. Ir jie tada supranta, kad pavyzdžiui, tai čia reikia paplanuoti tai, kad čia nebus kaip Dievas duos, ane? Nu, duos tas Dievas, jeigu bus tikėjimas, viskas gerai. Bet pirmiausia, mes aiškiai turim suprasti, ko mes norim ir pasidėlioti, iš kur galbūt galėtų ateiti tie visi dalykai. Nes jeigu aš noriu į VP, o aš turiu 50 žmonių komandai, nu, strateguotų tai, ką nori, žinai. Ok. Toliau parodykit žmonėms, kad tai yra galima dirbti lengvai, galima dirbti iš bet kur. Nu, va tą darbo pobūdį. Jeigu nori, kad ateitų žmonės pas jūs į verslą, parodykit, kaip jūs tą verslą darot. Tai aš dabar filmuoju gal kokią pusę metų, bet čia vat jau irgi sudėtinga, nes aš turiu tik vieną telefoną, bet aš dirbu telefonu, ne arba taip, ne, ten kažką pliurpiu, voicinu ir taip toliau. Ir visą laiką paprašau Dariaus, kad mane pafilmuotų visur, bet kur. Miegamajam, vonioj, paplūdimy, parduotuvėj, oro uoste, čia kažkur, nu visur, ne? Ir paskui galima, va taip bus sudėti ten į Reelsą kažkokį, ar ne? Kad pas mane lengvai viskas atėjo, pažiūrėk, aš gyvenu savo gyvenimo būdą, ar ne? Aš ten važiavau šviesoj, tamsoj, ten buvau gamtoj, ten miške, nu visur, kur tik nori. Ir po gabaliuką, po mikrosekundę parodyti žmogui, kad visur, kur tu esi, galima statyti verslą. Nes tavo verslas, va. Ir vėl tas pats atsakymas, kaip pakviesti žmogų į verslą. Nu tai parodyk, kaip tu darai tą verslą. Jeigu aš noriu, kad ateitų žmogus ir sakytų, mane domina verslas, tai aš dar pirmiausia turiu susikurti irgi tokį Reelsą, skirtą būtent šitai temai. Pavyzdžiui, papildomos pajamos, planas B, ne? Ir kažkokį tai Reelsą padaryti apie tai. Hukas, svarbu, ne? Kaip uždirbti ten 500 eurų per mėnesį papildomų pajamų? Arba ar tu žinai, kur tu dėtum tos pinigus? Ne? Arba turėk planą B, ne? Arba Dėstymas ir pabaiga. Pabaiga turi būti call to action. Ką man su ta informacija daryti? Pakomentuok žodį verslas. Parašyk noriu. Dar kažką, ne? Ir tada žinokit, kad jums reikės vėl pasiritoti rankovės. Nes ar yra žmonių, kurie tai rašo, noriu, verslas, domina ir taip toliau? Va. Bet yra tik tada, kada jūs savo Reelsų, savo socialinę mediją kviečiat jūs apie tai išgirsti. Ar jie visi pasako, taip noriu, dabar darysiu? Ne. Kitiems jau pasakai, tinklinis marketingas. Ir oi, ne, domina. Nu, pasakai, kad reikės parduoti, ar ne? Oi, ne, jų pardavimai tai tikrai ne mano, ne? Tai kokio tu ten, nu, norėjau nusikeikti, rašai man, ne? Tu ką nematai, kuo aš čia gyvenu, žinai? Nu, taigi matai, kad čia ne servetėlės reikės pardavinėti ir lankstyti kur nors fabrike, ne? Nu. Na, žodžiu, bet yra visokių žmonių ir mums reikia priimti visus žmonės ir suprasti, kad yra ir aklų, ir kurčių, ir nebylių, ir kokių tik nori, ar ne? Nu, čia ironizuoju. Kai gaunate savo algą ir jeigu jums tikrai, wow, kaip fainai gavau algą, ar ne? Jeigu yra tas excited jausmas, nu pasidžiaukit su sociumu. Bile kur, visur, kur tik esat, va čia iš miško grįžau, visą nesidažiusi, su savo trelingu nudrengtų ir taip toliau, bet pamačiau algą 3700, ne? Nu ir gavau algą, tą bonusų 200 įmetė. Nu ir parodykit žmonėm, kad tai veikia, kad ir kokia ta alga būtų. 100 eurų irgi yra faina, pagaunat mintį. Ir paskui galvokit, o ką man padaryti tokio, kad kitą mėnesį galėčiau pasidžiaugti 200 algą. Ką tada, jeigu aš noriu 1000, ne? Oi, kaip norėtų mano socialinės medijos draugės, kad 1000 uždirbčiau aš ir kad jom galėčiau parodyti ir kad jos norėtų ir kad jos tada irgi norėtų užsidirbti 1000. Nu, supratat, ar ne? Bet kalbėkim, čia mes galim kalbėti apie pinigus. Ir žinokit, pinigai yra ta tema, kuri labai gerai veikia kaip hukas. Nu, vat užkabliukas, ne? Tai kiek tu uždirbi?
Rimtai čia taip gali, rimtai uždirbi, ne? Ta prasme, nes mums yra tabu vis dar kalbėti apie pinigus, ne? Tai kai yra raudonai parašyta gavau algą, ne? Arba kiek pinigų, arba 500 eurų, ar ten kažką, tai yra tas hukas, kuris net nepriklauso nuo to, kaip tu atrodai, ką tu kalbi ir taip toliau, jis jau patraukia dėmesį, jau yra tas siurblys ar magnetas. Ok? Ir vat, 5600 ką, tai reikėjo man čia irgi, paplušėti, kol apdirbsiu visus, ne? Žodžiu, visi nori pinigų. Gerai, ateik, parodysiu kaip. Toliau. Parodykit, kad vyksta kokie nors mokymai. Parodykit, kaip jums faina šitoj komandoj, kad jūs čia tūsinat, kad jūs čia laiką leidžiat kartu. Patikėkit manim, kiek daug žmonių ieško asmeninio augimo, kiek daug žmonių ieško partnerystės, bendrystės ir bendruomenės. Net jeigu neuždirbsiu daug, bet priklausysiu gaujai, aš jau jausiuosi pilnavertis, kokybiškas ir taip toliau. Ir čia yra nuo mūsų neatmenamų laikų, kada sakė, tu vienas neišgyvensi, tave liūtas suės. Jei nebūsi prie ugnies, tai tu sušalsi, jeigu tu atsiskirsi. O kad būtum prie ugnies, reikia pritapti, ne? Čia kiti dalykai, ne psichologiniai. Bet iš principo mes bet kokiu atveju norim bendrystės, norim gaujos. Ir parodykit, kaip jums faina. Renginiuose tūsink, ne? Pasakyčiau miestą, bet nesakysiu. Žodžiu, viena mieste buvo toksai susitikimas Fitlaino. Ir ten buvo vyresnio amžiaus moterys ir sako, pasidarom bendrą nuotrauką, Aurelija, padaryk bendrą nuotrauką. Ir jos prinešė plastikinių gėlių, ten sudėjo visok, o Dieve, galvoju, tai kas čia dabar pagrabai mes ruošiamės, ar kas čia, o Jėzus Marija. Ir jos taip atsistojo. Sakau, tai ką nors darykit. O tai ką čia daryti, jeigu ten šypsosimės, ar ten, taigi ten bus mūsų viso protezai matysis ten, ar ten išsižioja, būsim raukšlės ten. O Dieve, okei, gerai, kokios iš čia nuotraukos norėjo? Gerai, pagrabui, gerai, padariau pagrabui, tada pasirinkau savo mergą. Sakau, dabar mes patūsinam, ne? Ir mes parodom mano socialinį mediją, jūsų socialinį mediją, kad čia yra faina, kad čia yra linksma, kad čia yra gerai. Ir kitą kartą žmonės neturi irgi, kur būtent pritraukėt savo paprastumu ir patarimais, pasijaučiau drąsesnė, sako Jolanta. Super. Toliau, pavyzdžiui, labai gražią nuotrauką turim su Gintarė. Mes darėm ten kažkokį tai zoomą, nežinau, ar mes čia apie verslą jau čia šnekėjom tada, ne? Čia biškai senokai jau buvo, tai Gintarė. Bet Gintarė, pažiūrėkit, kaip apsirengus, taigi iškart hukas. Norėtume tokios nuotraukos su kareiviškos aprangos apranga moters ar vyro, moters nesvarbu ko. Taigi, kaip įdomu, o jinai irgi kuria verslą, ir jinai tokio pobūdžio žmogų irgi kuria, o ne, Ir labai dažną kartą ateina pas mane moteris ir sako, aš visą laiką galvojau, ką tu ten su jom šneki, ką jūs ten diskutuojat, kokios ten subtilybės verslo. Ir vat iš to smalsumo jinai ateina pas mane paklausti, norėčiau sužinoti apie verslą. Tai pasišnekam ir tai tampa to dalimi. Ir aš nesakau, ar galėčiau padaryti nuotrauką su tavimi? Ne, sakau, dabar padarom nuotrauką, šypsokis, tikšt. Nes kai tu moters klausi, ar galėtum, jinai sako, oi, ne, šiandien tai žinok, ne. Tai ir neklausinėkit be reikalo, ne, jeigu žinot, kokį atsakymą gausit. Kartais aš sakau, tikiuosi tu nieko prieš. Vat jeigu reikia atsiliepimo, ar ne? Aš sakau, tikiuosi tu nieko prieš, jeigu tu atsiliepimu pasidalinsiu su socialinė medija. Nes tu būsi įkvėpėję daugybė moterų, kad ten susitvarko hemorojus, ne? Ar ten panašiai kažkas tai. Aš suprantu, kad yra nejauku, bet aš neklausiu, ar galėčiau. Nes kai mes sakom ar, tai yra uždaras klausimas. Jeigu sakom ar, tai yra taip arba ne. Man nereikia nei taip arba ne. Aš tiesiog noriu, kad jinai palinksėtų, ar ne? Tai aš sakau, tu tikiuosi nieko prieš ir, žodžiu, ten taps įkvėpėję, ar ne? Okay. Jeigu dalyvaujat su komanda kokiuose nors kitose užklasinėse veiklose, net ir nesusijusiuose su Fitlainu, kaip sudėtingai pasakiau, ne? Kablelius padėjau vietą, gerai, tamsta mokėte, ne? Irgi fotografuokit ir parodykit, kad jūs riša ne tik tai gėrimukas, arba per gėrimuką jūs atradot bendrystę ir visose kitose veiklose. Užsirašot. Šypsosi žiūrėjai. Gerai, galit nerašyti, nes aš ar taip tai darau, o jūs čia dėl savęs tai norit, tai darykit, o ne, tai ne. Nes paskui žiūrėkit, čia prilaikina šiam 5 laikai. Aišku, kai jūs dalyvaujat kitose veiklose ir dalyvauja ir jūsų partnerės, tai labai yra rizikinga, kuri greičiau suspės pakalbinti laikintojus. Suprantat? Ane, Gintarė?
pakalbini šitą, kol aš nepakalbinau, nes aš jau ruošiuosi, jau pasraitau rankovės, jau ją žadu kalbinti. Tai Gintarė, pakalbinai tu tą vakarykštę. Nu va, puikiai mano merginos klauso. Gerai. Gerai, einam toliau. Nu va, kai keliate tai, ką keliate sąmoningai, tada tikitės gauti kažkokių tai atsakymų. O atsakymų tada būna. Taip, buvo įdomu, domina. Verslas. Taip, norėčiau, kur galima nusipirkti. Verslas. Ir paskui, kai jūs komunikuojat socialiniai medijai nuolatos, net jeigu vakariai kėlėt ryte nieko dar negavot, ar ne, kad noriu, nieko tokio, nes tada gaunat va tokią žinutės, pavyzdžiui, va prieš vakar gavau. Sveika, Aurelija, reikia kažkokiu tai vitamino, būdu su vyru baigiam galą gauti, energija lygi 0, ką patarsi, ką gal. Tai spėkit, ar jinai užsiregistravo pas mus į komandą? Tai iš kad užsiregistravo. Ar man reikėjo ten labai paplušėti? Iš vis nieko nereikėjo daryti. Jis atėjo jau iš karto, žinodama, ko nori. Bet o iš kaip jinai atėjo? Nu, taigi aš dirbau, o ne, visą ten 305 dienas dirbau. Ir jinai žino, pas ką geriausi vitaminai. Nu, ir ateina ir sako, noriu iš karto. Ir tada ploja rankutėm, turiu dar 5 bilietus į Jolantos, tą, žinai, burtų ten tą žaidimą loteriją. Juhu! Iš oro. Ne iš oro. O tiesiog, kad darai kažkokius ilgalaikius veiksmus. Nes vienkartinis veiksmas tai kuria tik tai emociją, o nuoseklus veiksmas sukuria rezultatą, o ilgalaikis rezultatas reikalauja ilgalaikio veiksmo. Pasakos pabaiga. Turim 2 minutės klausimams. Arba paskaitykit tą, ką užsirašė. Pargražink paskutinę skaidrę, prašau. Nusifotkins ir istorijai kelsi. Kitu atveju ne. Ne, tada ne. Aš jau spėjau nusifotkinti. Aš kelsiu, man reikia, aš kelsiu. Gerai, kas įkels istorijų pažymės Bacevičių, atidarau praeitą skaidrę. Aš jau ją įdėjau, o skaidrę panaudosiu kitiem tikslam. Kitą kartą kelsiu. Bet man žodžių reikia. Tuk. Nu, fotkink greičiau. 1, 2, 3. Tipo, nespėjai. Bus įrašas, rytoj bus įrašas įkeltas. Gerai, kaip jūs jaučiatės, ką savo išgirdot, ką užsirašė, duokit man grįžtamo ryšio. Labai daug užsirašiau, aš galiu pirmą, nes paskui aš, žodžiu, pirmą. Tai pirmiausia, kad dalintis, ką pasiekiai per tam tikrą laiką ir ką tai reiškia, nes žmonės, kai mes įdedam MMS, jie nieko nesupranta, ne, tai va tas kiek atlyginimas ir taip toliau. Ir aišku, visus pašnekinimus, kad nesveika, o labas, užbaigt klausimų, kas patraukia, va, rodyt, kad geri ryte ir vakare. Ir šiandien turiu idėją. Hebra. Šiandien aš darysiu, kad gyvenu kiekvieną vakarą su tuo, kuris burbuliuoja. Ir man su tuo susigyventi reikia. Ir darysiu Restaurito reklamą. Davai visos pasidarom. Nu, visos su burbuliatorium vakarais gyvenam. Palaukiam, kol įsiburbuliuos ir supilam vandenį. Ir tai va, tai šiandien Gerai. Jo, tai šitą darysiu. Nu ir aišku, mano misija kažkaip tą vyrą įdarbinti. Nu, bet, jeigu jau vyras pasirodys eterį, tai žinokit, kad aš nežinau, kur nuėjau. Bet blemba, gražus tas tavo vyras, fotogeniškas ir visą kitą, pradėk tu įrodyti kažkaip tai. Nors iš šono, kad tu ten į šaldytuvą lenda, ko nors paimti, o tu čia makaluok, burbulink, žinai, tuo pačiu. Parodyk, kad tu ne viena gyveni, kad, Kai miegos. Parodysiu, sakysiu, knarkė nuo Restaurito. Bet ar aš kitą dieną neįsiskirsiu, tai nežinau. Nu gerai, visas kitas. Gerai, ačiū tau, Diana. Taip, kas dar? Nuoseklumas ir amen. Pas tave veikia nuoseklumas, Daiva, man atrodo. Veikia? Kad tu nuosekliai darai. Jo, norėčiau nuosekliau, bet kažkaip žiūriu, kad vien storiuose gyventi pradėjau ir pasižiūrėjau savo reelsus, paskutinis reelsas įkeltas kažkada seniai, o tik storiuose. Va čia reikia pasitaisyti. Nes šiaip tai rekomendacija būtų storių 10 per dieną, o reelsą 1 per dieną.
Tai va. Aš iš viso išgirdau, kad rilsus reikia dėti, nes aš vien tik stories gyvenu, dabar pradėsiu rilsais gyventi. Tai būtinai, Diana. Story ėjo ir praėjo, o Reelsai, vat ateinu pas tave kaip nauja draugė ir pažiūriu, kuo tu gyveni. Jinai metus laiko nieko negyvena. Tai tuos tavo visus linksmuolius Reelsus, tai būtinai reikia sukelti juos visus, nors ir per vieną dieną. Aš šiandien išgirdau savo pagrindinę klaidą. Aurelija yra tas žmogus, kuris mane privertė pamilti save iš bet kokio kampo. Nebeieškau savyje jokių problemų, visiškai fizinių, jokių. Tu čia po foto kurso taip jau čia įkvėpiai? Jau kažkaip prieš tai pradėjau tave stebėti ir tas tavo pasitikėjimas savimi man kažkaip, nežinau, kažkaip tai įkišo į mano galvą, kad nėra tavyje problemų. O dabar tai, kadangi tu parodėjai ten, kiek tų būna peržiūrų ir kad kalbini žmonės, pas mane būna peržiūrų kaip 300 000, 200 000. Aš nieko nekalbinu, nes man va tas kažkaip kaip perlaužta gėdos jausmą, kad žengt tuos pirmus žingsnius, aš pradžioj tai dariau. Ir aš buvau pagavus kaifą, ir kai sako ne, ir kai sako taip, pirėjosi viskas labai sklandžiai. O dabar darau, tarkim, tuos pačius reelsus ar kažką, bet niekada nekalbinu tų žmonių. Nu tai Ir pamiršai. aš manau, kad aš nuo pačio ryto rytoj pradedu daryti ir manau, kad pajudės tie visi ledai. Ir dar ką norėjau pridėti, kam patinka tas trikdomoji komunikacija. Nes aš mokiausi jos. Pavyzdžiui, Katinas ant puodelio 336 000 peržiūrų. Ten, kur mes su vyru šokom su Fitline chalatais, 250 000 peržiūrų. Ir viskas, visus gali šnekinti dėl verslo, nes jau Fitline yra logotipas, taip? Taip, ir tikrai buvo tų daug žmonių, bet aš jau žinau, yra labai daug žmonių apšildytų, kuriuos aš tikrai galiu kalbinti. Tai tiesiog kažkada būna tas, kad jauti, kad šiandien jau yra tas lūžis, kad atsakymas, kodėl nejuda. Jeigu viską atrodo darai, bet reiškia, nieko nedarai. O kiek Jurga bilietų turi į loteriją jau? Neturiu, atrodo. A? Atrodo, kad neturiu. Palauk, negirdžiu. Kaip? Dabar loterija Mariolata yra. Žinai, tokia loterija ir dar liko 10 dienų. Gali laimėti. Girdėjau. Rimtai neturi nei vieno bilieto. O gal turiu? Ne, gal neturiu, man atrodo. Tai arba diržą gausi, arba eini dirbti. Einu dirbti. Gerai, kas toliau? Jurgitėlė, nedirb, mums daugiau prizų liks. Aš labai noriu. Kaip aš nenoriu vieno prizo, kad jūs žinotumėt? Vieno prizo labai nenoriu. Fui. Aš jo noriu. Tai aišku. Nenoriu į Maljorką savaitgalio. Aš labai noriu. Jūs nei viena nedirbt. Mano komandos, kuri nors mergaitė laimėtų. Aš taip nenoriu šito prizo, net prašau dievuliuko, ne man, čiur ne man. Gerai, kam nors kitam iš mano komandos. Dar ką aš girdau, pridėsiu išpakavimas. Vakar gavau siuntinį, galvoju, jau 3 metai vartoju, kam čia pakuoti. Dabar galvoju, ką reikia susirasti dėžę konteinerį, atgal sudėti. Lipučką uždėtą net gal. Jeigu tu pakuosi su pagreitinimu, žinai tą funkciją, ne? Kur, Jo. Tai nesimatys, ar ten dėžė jau buvo prapjota, ar tu ten dar kartą brūžini per tą pačią rėviuką. Tai va, aš siuntinį gavus prieš 2 dienas dar pakuotas, nes filmuosiu. Tai tu, Vilmutė, nefilmuok, mes visos 3 atbėgsim ir filmuosimės prie tavo siuntinio. Davai, palauksiu šeštadienio. Nu va, kaip idėjus gimsta, ar ne? Renata, ką savo užsirašei, ką išgirdai? Labas. Labukas. Ačiū, Aurelija, pirmiausia už mokymus, tikrai labai naudingi, vertingi. Ir ką aš užsirašiau, tai aišku, žinutes. Ir savo auditoriją tikrai pratinu prie to Fitline'o. Ir man tas surezonavo kamuoliukas, kad metu kamuoliuką, bet atgal nepasiimu. Tai va, tai noriu įgyvendinti. Na, aišku, sakau, po biskutį aš įtraukinėju. Man labai biskį dar sunku kažkaip.
nuo pereiti į šitą. Bet čia nereikia režisuoti, tu tai darai kiekvieną dieną. Parodyk žmonėms, kaip tu gyveni ne tik tai darbe arba kažkur kitur. Geri kokteilius, normaliai, viskas okei, ne? Jo, kokteilius geriu. Tai rodyk, ką tu ten geri. Man kas labiausiai, tai savo gėlės, kai rodau, anūkus rodau, kačiuką, bet kačiuką gaila praradau. Tai labai gaila, bet turiu dar va, už mintį davėjai šunį, turiu gaskytai, va, galėsiu šunį rodyti. Nu. Bet ačiū labai, tikrai vertingi buvo. Visą lapą prisirašiau. Ačiū tau. Labai ačiū, kad neapdulkėtų tas lapas, o taptų kūnu. Ačiū. Nu, Gintarė, tu ką? Jau, aišku, tau dabar tavo dienos planas, nes čia tau paruošiau paskaitą šitą. Supratai? Man? O? Jo, aš jau užsirašiau tų idėjų. Faktas, aš neturiu čia vyro, neturiu čia augintinių, bet ką savo užsirašiau, ką aš galėsiu daryti, tai kad tas nuolatinis procesas, ką aš darau kiekvieną dieną, kad geriu ryto vakaro kokteilius. Jo, nu ir ne tik, aš ten omega geriu, 10, ten, žodžiu, daugiau. Toliau, ko nedarau, tai atsiliepimų nekeliu, tai va šitą, manau, kad įtrauksiu irgi. Jo, apie kvalifikacijų, apie pasiekimus kalbėjimas, va, tas man irgi dar, va, jo, užkybo. Tai... Žiūrėk, o tu su vyru per Facebooką susiskambinėjai vis tiek? Jup. Nu, tai jisai ekrane, tu ekrane ir dar restaureitas vakare. Ir pasita restaureitas vakare. Jo, idėja. Kai gauni bonusą, permeti į šuniuko sąskaitą, vis dar tikiuosi, taip? Taip. Ir viskas parodai Svetbankė, kad yra šuniuko sąskaita. Iš kur tas šuniukas gausis, nu tai iš bonuso, iš Svetlaino. Į jokių atmastų nepriimu, kad neturiu paimti. Gintariukai, ar aš galėčiau tavęs paprašyti? Žinai, ko man labai reikia ir trūksta ir iš tavęs būtent? Aną kartą, tu kai įdėjai Reelsą apie kojų dieną, kad po kojų dienos daug bėgiojai, aš dabar visiems apie tai pasakoju. Bet kaip faina būtų, kad tu jeigu galėtum, kaip kariūnė visą kitą dalintis, nu žinok, va šitą pasakau ir visi, kurie sportuoja, sako, rimtai? Sakau, rimtai, pas mus, sakau, tokia kariūnė yra ir sakau, jinai tu įsivaizduoji po kojų dienos, dar ten belekiek kilometrų nubėgo. Nes naudoja krėsio, neskauda, ne? Taip, tiesiog, ir supranti, dalinuosi, tai tavo vat visa ta, žinai, kad nu va daug pasiekė ir vat nu, tu tik rašyk mums atsiliepimus, daryk turinio, mes tave parduosim. Gerai. Taip, Jelena, mano heroja, įkvėpėja, nu, ką savo išgirdai? Nu, man kai visada viskas tinka, patinka tavo šypsena, energija traukia visada. Tai tik tai vat, norėjau sužinoti, kažkaip praleido, nelabai supratau, nes šuniukas čia mano lojo garsiai, kodėl negalima rašyti sveiki, o turiu sakyti labas. Tai dar kartą man special for me, pakartok, prašau. Kodėl? Nu gerai, tu mane myli ar nemyli? Išsiaiškinkim dabar viešai santykius. Myliu. O kai sakai sveiki, myli labiau? Ar mažiau? Nu, žiūrint kam, pavyzdžiui, jeigu nepažįstamam žmogui, tau viskas tvarkoja, taip. Tai gal galėtum sakyti sveiki, o galėtum sakyti man kaip nors mieliau? Nu taip, bet aš kiekvienam žmogui kitaip sakau, pavyzdžiui, čia sveiki eina kaip darbinė tokia, nu, nepažįstamam žmogui. Žiūrėk, aš sakiau taip, kad aš savo, nu gerai, aš pasaulį laikau saugia erdvė. Aš pasaulyje nematau nei aukštesnių už save, nei mažesnių už save. Aš su savo socialinės medijos vartotojais bendrauju vienam lygį. Pagauni mintį? Taip, pagaunu. Ir iš to man kyla drąsa sakyti labas. Labas, mieloji. Labas, širdelė. Kaip tu? Aš tu rašau iš mandrumo, iš didžiosios, tai man tai faina. Bet ar aš sakyčiau sveiki, nu žodžiu, kai aš sakyčiau sveiki, tai iš karto atstumas, ane? Aš neprisileidžiu tavęs į savo erdvę. Tai jeigu tu neprisileidi, tai viskas yra okei. Bet jeigu mes prisileidžiam ir mes nebijom žmonių, tada mes rezultatą pasieksim daug greičiau.
Nu, va, matai, o aš kitaip jaučiu, pavyzdžiui, žodį sveiki ir labas aš kitaip jaučiu, visiškai. Čia yra mano pajūtimai. Nu, taip, viskas gerai, dėl to aš norėjau, patikslinti. Nes man keista, tu mane myli, o tu man vis tiek sakai sveiki. Aš galvoju, nu dabar čia, kas čia dabar bus, da kaip čia mes, tai kaip, supranti? O man, būtent sveiki, kada aš, sakau, tai siunčiu kaip ir sveikatą. Sveiki, reiškia, tu sveika. Nu, eik su kaip ir čia, aš. pasitar gerai, kaip nuo Nu, šiol. žodžiu, Pratai. kitą kartą tiesiog meluoji būsi ir viskas. Aš taip priimu. Gerai, Daiva matau, aha, irgi dar prisijungusi, labai aktyviai klausė. Ką Daiva savo išsinešat? Išsinešat. Malkauskienė. Daug ką išsinešu, daug tikrai informacijos, kad tikrai reikia išlysti iš savo zonos tos, kažką tai parodyti tikrai, kad vartoji, kad geri vakarais, rytais, gal dar kažką ir per pietus. Na, tikrai daug informacijos, labai daug. Ar tai yra visiškai svetima? Per reikia? Ar norėčiau kažkuo pasidalinti su savo pasauliu? Norėčiau. Gerai, lauksim tavo pirmųjų istorijų. Gerai. Į vakar. Su burbule. Dar pirmą reikia nusipirkti šitą, kaip jis vadinasi, pamiršau. Restaurytą? Ne, pagalytą. Pagalį. Nu gerai, pagalį. Jolanta, tu išgirdai ko nors savo, Jolanta? Tau Pileckienė. Ponia Pileckienė. Sveiki. Sveiki, ponia Pileckienė. Ai, tai pavarai. Jo. Išgirdau, žinai ką, galvoju apie atsiliepimus ir kad į Reelsą dėti, kad jisai tenai ilgiau pakabėtų, tai gerai. Nes aš žinai kaip darau, aš istorijas ir pas mane yra highlight'uose atskiras atsiliepimų, tai aš taip palieku tenai ilgesniam tam laikui. O kad į Reelsą kelti, kažkaip tai nesusimašiau. Nu ir tai, kad, žinai, kaip sakyti, rezultatą rodyti yra gerai, bet pats procesas, neaišku iki galo žmonėms, nes rezultatu gali suvilioti, o ką reikės daryti, nes kiekvienas turi savo įsivaizdavimą. Tai ką darai, kaip dirbi, kaip susidėlioji tą dieną, dalintis daugiau tą savo dieną. Nes, parodai, kad yra rezultatas, tu iš to gyveni, bet o kaip diena atrodo tam. Tai netgi, žinai, jeigu jinai atrodo jau kitaip negu, sakykime, tenai menedžerio, tai irgi gerai, tai žmogus žinos, kur eiti. Tai apie tai, kad darbo procesą rodyti ir apie tai, kad jo atsiliepimus juos į Reelsą kelti irgi yra prasmės. Tai Ir šiandien, pavyzdžiui, irgi ruošiausi skaidres, čia ekrane skaidrės, tą savo štatyvą pasistačiau čia telefoną, ne? Ir aš noriu, ta prasme, prieš tai dar, ne? Noriu išgerti aktyvaizo, nes jaučiu, kad dar pietus toli, ar ne, o man jau tai biškai kažko tai norisi skanaus, ne? Tai man iš karto mintis. Iš karto. Tai yra, automatiškai. Tai yra, reportažuoji tai, ką ir taip darai. Taip. Ar uždirbti, arba tiesiog parodyti žmonėms tarpinį, ar ne tik tai žvaigždės scena, rezultatai ir alga, tai jau kodėlgi ne. Ir pasistačiau čia, pasižiūrėjau kampą, šviesą, čia viską, dar be makiažo, tai nelindau labai kamerą, žodžiu, ten čiuku ir viskas, ir turi istoriją. Tai dar nežinau. Aš čia, žinai ką, irgi paantrinsiu, ta prasme, visiems, nes man anksčiau atrodė, kad irgi reikia labai prisiruošti, susiruošti, ten sugalvoti strategiją, kas turi būti ir taip toliau. Iš principo, jeigu tu tuo gyveni, tai yra labai natūralus procesas. Tu tuo gyveni, tu ryte geri kokteilį, vakare geri, kažką tai darai, su kažko susitikai, kažkur nuėjai pasimokyti, dirbai, darbo metu kažką tai galbūt ten irgi, tai yra gyvenimo, transliacija. Aišku, ne iki tiek, kad tu ten 24 valandas pasistatai ir transliuoji, gal taip nereikia, akvariumas jau baigėsi, tikiuosi, kad jisai niekada ir neprasidės daugiau. Tai nes turi kažkas likti ir už kadro, ne, ta prasme, bet tai, kas jums artima, kas yra jūsų vertybės, tai pagal tai po to ateis ir žmonės. Tai aš čia labai pritariu, kad tiesiog tu gyveni ir tu, aš dabar net pasižiūrėjau vieną dalyką, galvoju, parodysiu, kaip netikėtai atsirado vienas
dalykas kieme, kuris jau, nežinau, 2 ar 3 mėnesiai sandėliuke kabojo. Julija rado prie konteinerio tą dalyką, įsivaizduojat, mes jį parsitempėm namo ir jisai... Melgos tik be vylo. Vyrai dėleistų mumsgi parsitempti nuo konteinerio. Tai va, ir taip, žinai, tu sakai, tai va, tai rodykit, duokit patarimus. Ir aš, žinai ką, ir tiesiog patarimas, kažkokie daiktai pas mus guli sandėliukuose. Ir jie merdėja, ir juos galima prikelti antram gyvenimui, jeigu tu tiesiog kūrybiškai tai pažiūrėsi, kurį galima panaudoti. Tai va, taip pat įkelsiu istoriją, ką aš pakabinau kieme. Tai va, tai irgi toksai, kai sakau, būkit kūrybingi. Aš tam pritariu irgi, Aurelija. Čia labai. Nu ką, viskas? Paleidžiu jūs į poilsį ar į darbą? Generuoti idėjų rytojaus rytų. Taip, Jurga, dar. Į pliažą. Mes tai į pliažą. Puikiai. Taip, Jurga, matau dar, tik negirdžiu. Aš pradžioje, kai pradėjau daryti storius, apskritai man buvo labai nejauku ir tikrai žinau, kad galbūt dar yra mūsų rate, kurie savęs nepriima arba kažkas žiūrės tiesiog šitą įrašą, jeigu dar jisai tęsiasi. Tai aš iš tikrųjų pradžioje dariau visus savo, netgi storius koreguodavau su CapCutu. Nerekomenduoju to daryti, bet pradžioje man, kol aš pripratau apskritai daryti, man tai palengvino mano kelią. Paskui aš po truputėlį pradėjau nusimti, bet mano netgi pirmas atsiliepimas įkeltas į atsiliepimų grupę, ten buvo su visa krūva filtrų, išblurintas visas veidas, nes buvo visiškai maksimalus nepasitikėjimas savimi ir man palengvino žengti tuos pirmus žingsnius. Tiesiog ir dar šiaip aš TikToko kursą, kai mokinausi, nieko nenaudoju iš to, ką mokinausi. Draugėm išsiuntinėjau Ispanėm, žiūrėk, kursą nusipirkau, žiūrėk, aš tą kursą peržiūrėjau ir paskui visom išsiunčiau, kad jos nemokamai pažiūrėtų. Jos naudojasi, jos veda TikToką, o aš nevedu TikToko. Ir ta, kur vedė TikToką, taip ir mokino. Tiesiog taupyti savo laiką. Jeigu tu nori vesti profilį, kad tu ten visą laiką būtum tobula, tai būtent CapCutas turi labai daug įrankių ir tau nereikia tobulai atrodyti. Gali užmesti tokių filtrų, kurių net nesimato. Truputėlį makiažo ir viskas, ir paleidi. Bet čia jau savivertė, pasitikėjimo savim klausimai ir taip toliau, ar ne, nepriėmimo? Nemanau, kad visai taip. Žinok, aš dabar to nebedarau. Aš tiesiog stengiuosi visą dieną būti pasitempus. Tiesiog fitlinas man neleidžia sugriūti. Bet jeigu žmogus, yra žmonių, kurie nesidažo visą dieną, bet jie nori kelti, kad būtų pasidažę. Bet tai yra tas greitesnis procesas, supranti? Aš nesutinku šitoje vietoje, bet čia ne šiandienos tema. Gerai, tada viskas bučkis tau, gero vakaro, gero. Bet šitą prasme irgi ten susijęs su socialinė erdvė ten mokymai. Bet aš kvieščiau priimti save, leisti ir be makiažo ir bla, bla, bla. Gerai, viskas. Bet tai jinai nevartoja fitlino. Okay. Ate. Gerai, ate. Ate.